Štai dabar papusryčiavom, sėdam į autobusą, važiuojam į Nicą, skrendam namo ir nuskridę turėsim atstatomąją treniruotę, video peržiūrą trenerio ir skirstysitės namo. Rytoj ryte pamėtymas ir vakare renkamės į rungtynes. Minėjote, kad žiūrėjote tas pirmasias rungtynes Eurolygoje, kurias Stambulo Fenerbahče komanda laimėjo. Kokie pagrindiniai akcentai iš tų pirmųjų rungtynių ir ką žaidėjams akcentuosite? Kad tikrai solidi komanda, aišku, ir čempioną, čia nėra ką akcentuoti, kad čia žaidžiam prieš Eurolygos čempionus ir gražios geros rungtynės buvo ir Paryžius žaidžia tą greitą krepšinį, tikrai nebuvo lengva Fenerbahčei gaudyti juos, bet jų sudėtis tikrai yra didelė labai ir jie gali tas susikeitimų gynyboje labai būtų agresyvus ir nėra tų taikinių, ką labai smarkiai atakuoti puolime, taip kad tikrai reikės bendro komandinio darbo ir laukti tikrai agresyvios gynybos, bet tikrai, manau, žinom, kaip jie žaidžia, nes mes bandom panašiai žaisti, taip kad žaidėjom tą bandysiu pasakyti, kad jie. Treneris konferencijoje Šarūnas Jasikevičius pasveikino jūs su pirmąją pergalę, ar jau apsikeitėt asmeniniam žinutėm, pasveikinot vienas kitą su pergalė? Pasveikino, parašė viskas. Džiaugiamės vienas iš kitą. Daug pasikeitimų šią vasarą įvyko Stambulo komandoje. Jūs kaip niekas kitas puikiai žinote tą komandą, kad ir daug pasikeitimų, bet branduolys liko. Kokia tai komanda, kaip jie žais šį sezoną, ar ji bus kitokia ir kaip galėtumėte apibūdinti naujokus? Taip, kažkiek kitokia. Aišku, vis tiek Naidželis buvo vienas pagrindinių žmonių ketvirtoj pozicijoje, bet tikrai geras pasirašymas jam Jantunenas yra, manau, komandinis žaidėjas, net gal ne toks puolime bus, bet tikrai dadės. Ir manau, labai geras pasirašymas, kiek mačiau, ir Takeris yra jam tikrai bus figūruoja Eurolygoje. Iš to, ką dabar susidariau įspūdį, tai tikrai turi ūgį, turi atletiškumą ir gali daug dalykų daryti. Jeigu ir matosi, kad pagal jo kūno kalbą, kad yra komandinis žaidėjas, nori suprasti trenerio idėjas, tai tikrai bus labai rimti konkurentai. Šią vasarą, kalbant apie Kauno Žalgirį, daugiausia papildė patyrę žaidėjai, žmonės, kurie jau yra matę Eurolygos. Kalbant apie Stambulo klubą, nemažai žaidėjų iš NBA, kurie Eurolygoje debiutuoja. Ar tai gali būti šioks toks pranašumas penktadienio rungtynėse? Nežinau, kažkiek tai gal gali būti, bet vis tiek tie žaidėjai patyrę iš NBA nėra iš galygos, kuriem kažkas labai naujo, tikrai yra tas pats Takeris jau žaidėsi jau aukščiausiame lygyje, taip pat jisai nėra toks, kaip sakyti, žalias, kaip kitiem. Ir iš kitos pusės gal šiek tiek, bet žinant Šarą jis pasirašinėja žaidėjus, kurie supranta, o su kitais galbūt žais mažiau, bet jie tikrai jam duos naudą vidury sezono ar antroji sezono pusė. Devanas Holas jau praėjusią sezoną buvo labai svarbus Stambulo komandai. Išvykus Marko Guduričiui taps dar svarbesnis. Ar galim sakyti, jog jis bus vienas tų kertinių Šaro ginklų penktadienio rungtynėse? Žinot, kad kitiem dar reikia įeiti į tą ritmą ir pajausti. Man jisai asmeniškai buvo pernai metais vienas kertinių žmonių. Tikrai tokių žmonių nėra daug. Gal per mažai jisai apie jį šnekama yra. Jisai, kad ir tas pats Kemas Birčas atrodo jie kitų žaidėjų kažkokiam šešėlėje, bet ką jie daro komandai, kaip jie treniruojasi, aš mačiau, kaip dirba ir kaip išpildo savo rolės, tai yra kažkas neįtikėtino. Tai Devonas, aš tikrai manau, dar antri metai po Šarą bus dar geresnis ir šiemet, ir kaip jūs sakei, kad vietoj Guduričiaus jis tą rolę perims ir gali perimti ir tikrai dar sužydės ryškesniems spalvom. Kalbant apie vakarykštės rungtynes, Paryžiaus klubas pelnė net 33 taškus greitajame puolime. Ar nustebino toks skaičius? Nenustebino, nes mačiau, kai įsijungiau, toks vaizdas iš pradžio atrodė, kad pagreitinta žiūriu video, nes toks bėgimas, toks lėkimas. Bet jų, praeitais metais tas braižas buvo ir šiemet irgi kiekvienai progai pasitaikius nori bėgti, nori įmesti laisvą tritaškį, nesvarbu kelintą sekundę, tą žaidžia tokį krepšinį, taip pat nenustebino. Paryžius nusiėmė 18 kamuolių puolime, panašių skaičių ir jūs norite, tikitės penktadienio rungtynės? Treneris norėčiau, bet tikrai važiuoju taip nelesti, kaip ir sakiau, kad Paryžius žaidė tą tokį greitą krepšinį, daug bėga, meta pirmai progai pasitaikius ir daug tų metimų toli kamuoliai atšoko ir aišku, labai akcentuoja tuos atkovotus kamuolius, taip kad
čia natūraliai jų žaidimo dalis ir jų tokia strategija. Bandysim apriboti, neduot kažko tai, bet tikrai subalansuota komanda ir nėra lengva kažką tai uždaryti ar kažkur atakuoti, bet bandysim rasti tų spragų pas juos irgi. Ar yra jau susidėliota mintise, ką būtent iš praėjusio sezono bandysit apriboti Stambulo klube, pasinaudoti to, kad pats dirbote Stambulo klube? Kažkiek turiu, bet irgi čia tokios vidinės tos. Bet šiaip ir kaip ir sakai, daug naujų žaidėjų yra taip, kad irgi. O tie, kas liko, nėra lengva juos kažkaip tai tas silpnas vietas jų surasti. Bet šiaip tikrai nėra, kaip ir sakiau, kad noriu daryti tą, kaip suprantu, ką suprantu, iš savo pusės padaryti viską, kaip suprantu, geriausiai, o po to jau kai bus, tai bus. Taip aišku, tikrai, taip ir tokios arenos, aš jau kaip ir varžovas atvažiuodavau, irgi jauduliukai būdavo eiti į salę, į areną ir matyti tiek žmonių giedant himną, tai čia kažkas yra neįtikėtina. Dabar vėl būsi toj pačioj pusėje su jais, tai dar daugiau bus jaudulio.